Prisipažinkim. Kas įvyko? Kas įvyko? Išpažintis, žodžiu, įrašinėjom ir nutiko techniniai dalykai. Dalis neįsirašė, ką kalbėjom. Nu, didžioji dalis. Didžioji dalis, būkim, išduokim tokią paslaptį. Tai, žodžiu, bet norim tęsti ir šis epizodas yra antrasis mūsų. Jau su vaizdu, nes pirmas buvo tik su garsu. Ir pirmajame epizode mes bandėmės ir dar neturėjom savo pavadinimo. Taip? Taip. Tai ir tą pavadinimą galvojom. Buvo daug variantų. Jo, kažkaip buvo sunku sugalvoti, nes atrodo nesinorėjo rištis prie kažkokių sveikatingumo momento, ne, kad čia vien tik apie tai, nes norim kalbėti įvairiom tam temam. Ir kartu nesinorėjo, kad būtų cringe. Tai čia toks labai buvo svarbus momentas, nes buvo tikrai įvairių variantų, kur, taip sakom, lemba, gal čia gali visaip supra žmonės. Taip, tai Jo. mūsų sugalvotas pavadinimas tinklalaidei yra Dvi rutinos. Taip, tai Gal tu papasakok, su kuo tau šitas pavadinimas rezonuoja ir kodėl pagalvojai, kad visai gal fainai šitas būtų. Taip, Dvi rutinos šitas pavadinimas man labai siejasi su kasdienybė, siejasi su mumis, nes jos yra dvi ir jos yra dvi skirtingos, kad rutina tai yra balansavimas tarp noro būti sveikesniems, noro tiesiog būti kažkokioj linijoj, produktyvime ir tarp to realaus gyvenimo, kad kartais nutinka visko ir mes ištrūkstam iš tos rutinos ir būna gyvenimas tikrai labai visoks ir įvairus. Tai toksai balansas. Balansas tarp dviejų pusių, žinai. Jo, man irgi visiškai pritarčiau. Ir kažkaip, kai galvoju apie šitą pavadinimą, mąsčiau, kad aš pati turiu dvi rutinas ir tikrai yra viena rutina neturėjimas rutinos. Taip. Kas irgi gali tapti rutina, o kita jau, kurią noriu tikrai susistatyti. Tai kažkaip tos dvi rutinos tiek tarp mūsų, tiek mūsų pačių gyvenimuose, jos bet kuriuo atveju egzistuoja. Taip. Ir tai, man atrodo, yra labai sveika, nes, pavyzdžiui, mes, kai dirbam, galbūt galim turėti rutiną, o kai atostogavome, mes tos rutinos kaip ir nebeturim. Ir man atrodo, labai smagu yra turėti ir neturėti rutinos. Balansą tame. Tai va, tai toliau keliaujant prie to, ką mes, pavyzdžiui, šiandien ragaujam ir kas žinau, kad pas Dominiką tikrai yra jos rutinos dalis, tai yra kakava. Tikroji kakava ceremoninė, Taip. apie kurią aš kalbėjau prie tam mūsų pilotiniam epizode. Tai aš seniau ją gerdavau, tai buvo tikrai rutinos dalis. Gerdavau vietoj kavos, nes jinai irgi tonizuoja. Tai šiandien padariau mums tos kakavos. Jinai yra toks kaip kakavos suluitas, kurį tiesiog suskaldai ir su pienu pašildai išplaki. Gavus gana tiršta. Man labai patinka. Kuo labiau jinai vėsta, tuo jinai gaunas tirštesnė. Taip, man toks kaip karštas šokoladas, žinai, gavosi. Jo, kaip karštas šokoladas. Jinai tikrai yra kartesnė, tai jeigu tiesiog su paprastu šito neaugaliniu pienu, tai labai kartu, neskanu. Arba su vandeniu. Ne, man nepatiko, bet šį kartą aš išviriau su migdolų pienu. Tai kadangi jis yra pasaldintas, tai aišku, kad jis suteikia truputį išėmą to net ne kartumą, bet rūgštumą. Nebelieka. Subalansuoja tas skonis. Susibalansuoja skonis. Tai šiaip žinau, kad tikrai deda, pavyzdžiui, medų, bet man medus vėlgi iššaukia rūgštumą. Taip. Deda čili prieskonių, tokių, žinai, kad... Kajano pipirą deda. Šildantį. Jo, tai vat galima ją visai pasiturbinti, žinai. Bet man jinai labai patinka ir jinai tokį fainą duoda boostą, patonizuoja. Tai šiaip labai jau seniai geriau, tai šiandien išgeriau ir man toks, aš jau iškart įeinu į kažkokį flow, atrodo su jie, žinai. Taip. Kažkokį visai kitokį sąmoningumą. Nu čia gal, žinai, gali galvoti, kad čia magija kažkokia, bet man aš kažkaip taip jaučiuosi. Man tai labai skaniai padarė, labai patiko. Ir
kakava, sako, labai gerai ceremoninė pokalbiams. Labai išlaisvina, atvira širdį, pasidalinimai lengvesni būna. Tai aš pati esu šitą ceremoniją kakavą rutinoje savo tikrai neturiu, bet labai mėgstu ir esu ją atradus per moterų ratą. Tai mes vat, kai kalbėjomės, dalinomės kažkokiais potyriais, tai vat, gėrėme ceremoniją kakavą ir žinau, kad jogistės labai vat, vesdamos ratus moterų irgi visą laiką padaro. Taip. Taip, bet čia nereikia net kažkokių praktikų, bet tiesiog pagerti tikrai nieko blogo. Taip, tai kaip sakai, rutinoje galima kakavą pakeisti kava. Taip. Okay. Tai, kad jau pradėjom apie tą rutiną, gal tu gali, Klaudija, pasidalinti savąją, nes mes kažkaip pagalvojom, kad tą tokį pirmą su vaizdu tokį epizodą padaryti tematiškai artimą mūsų tam pavadinimui. Taip, tai iš tikrųjų ta mano rutina, jinai yra pakankamai įvairi, bet yra tam tikri nusistovėję dalykai, ką aš darau nuolatos. Tai pas mane rytas prasideda nuo vandens stiklinės. Ten net nestiklinė gaunasi 0,5 litro vandens su citrinos sultimis. Tai realiai aš atsikeliu, visi higienos dalykai ir tada skiriu laiką ramiai atsisėsti, išgerti tą gerą stiklinę vandens, žinai, 0,5 litro, aš tokią turiu, žinai, čia didelė bokalą, žinai. Tai va, tai mano visą laiką būna, aš tarkim kažkur keliauju, važiuoju, aš visą laiką įsimetu citriną, žinai. Žinau, kad aš norėsiu tęsti savo tą rutiną, žinai, ir kad gal nebus kažkur nusipirkti, nebus arti parduotuvės, tai kad, žodžiu, visą laiką turėčiau po ranka ir dar, žinai, kas su manim kartu keliauja, irgi padarau, žinai. Tai, bet tokią cielą įsimeti, ar pasipjaustai? Ne cielą, tikrai ne cielą, tai dažniausiai pjaunu citriną per pusę ir išsispaudžiu iš vienos pusės sultis ir tada susipilu į tą pusę. Ne, aš turiu omeny, kai keliauju. Kai keliauju, jo cielą vežuosi. Okay. Ir paskui jau ten, žinai, gal žinai, kokia ilgesniuose skyžiuose, žinai, jau pasipjaušius, pasiprepinus. Bet žinok, tikrai galėčiau. Tai daug kas, žinai, sako, kaip tu čia taip, žinai, gali. Tai va, tai, žodžiu, mano rutinos dalis, kurią aš vežuosiu su savimi dažniausiai. Tai va, tai būna stiklinė vandens. Tada dar ryte geriu tokius natūralių žolelių papildus. Irgi susimaišai su vandeniu išgeriu, tai čia daugiau skirta hormonams. Tai va šitas irgi visą laiką visur vežuosi su savimi. Tuomet anksčiau, dabar esu pertraukoje, gerdavau, spausdavausi šviežiai solierų sultis, bet kažkaip tai spaudžiausi, ilgą laiką vartojau ir dabar darau pertrauką, nes šiek tiek žiūriu, kad organizmui netinka ir jis nori pailsėti nuo to. Tai va, bet šiaip iki viso šito tai puikiai tiko ir patiko, rutinoje labai gerai įsipaišė, nes salierų sultis tonizuoja. Tai jausdavausi visą laiką kaip ant sparnų ryte. Labai ir oda paskaistėjo, kadangi turiu su oda problemų ir žarnyno visa veikla buvo super, tai labai norėčiau sugrįžti į tai. Tai tikiuosi, man organizmas leis ir galėsiu vėl toliau gerti jas. Toliau rutinoje, tai čia tokia ryto rutina, neskubant, kadangi dirbu ofisinį darbą, tai tiesiog iki darbo visą šitą pasidarau, paskui dar ryte arba iš vakaro pasiruošiu pusryčius, kuriuos nešuosi į ofisą. Ai, nepusryčiauji namie? Namie nepusryčiauju, man šiek tiek per anksti, žinai, yra, tai aš tiesiog nusinešu šiek tiek darbę padirbu, tada pasidarau pertraukėlę, mini ir 10 minučių ten papusryčiauju, žinai, pasidarai tą savo, žinai, galutinę rutiną ryto, žinai, užsibaigi darbe. Tai va, o tavo ryto, tai gal tada aš paskui apie vakarą papasakosiu, dabar tu įsitarp su savo ryto. Gerai. Ar turi kažką? Man kažkaip, kalbant apie rutiną, aš visą laiką buvau tas žmogus, kuris labai jos kratęs. Labai nenorėjau aš tos rutinos ir iš vidaus atrodo kyla, kad aš noriu, kaip aš noriu, tiesiog iš eigos, žinai. Taip. Bet gyvenimas parodė, kad kai jau turi reikalų, vaikas nebesi, taip. Kažkoks paauglys, tai nesigauna taip, nes tu vis tiek turi kažkokių atsakomybių, darbo ir kitų visokių reikalų, kurie tave jau automatiškai įstato į kažkokius rėmus. Tai iš tikrųjų tas ir buvo paradoksas man suprasti turbūt, kad turėjimas rutinos, jisai kažkaip išlaisvina ir tu, kai turi rutiną,
nebegalvoji apie ją ir tiesiog turi savo kažkokius dalykus, bet tada per laisvą laiką tu pilnai atsipalaiduoji, nes vat, kai tu neturi tos rutinos, tai atrodo visą laiką kažkoks, visai kažkokiam darbe, kažkokiam chaose pradedi gyventi. Išsibarstęs, ne? Jo, kažkaip išsibarstęs, tai kažkaip buvo sunku man viduje atrodo suprasti ir toliau tuo gyventi. Tai va, bet kalbant apie tą ryto rutiną, tai iš tikrųjų nelabai, aš iki dabar kažkaip sunku man ją taip nusistatyti, nes dėl darbo tiesiog mano dienos labai dinamiškos ir visiškai atrodo kitaip, kiekviena diena, todėl nelabai turiu daug kažkokių įpročių nusistačius. Tai vienas iš tokių galbūt pagrindinių, tai yra, aišku, kavos man puodelis su aeropresu suspausta, žodžiu, kažkaip man, privalau aš jį, žinai, Taip, bet susileistą dozę. Taip, bet aš žinau, kad tu geri ne šiaip kavą, o iš labai fainos vietos Vilniuje. Taip, Perki. taip. Iš tikro, tai jo, mes kažkaip iš tos vietos perkam, čia kavos broliai, tai yra turbūt vienas geriausių kavos vietų. Tiek Vilniui, šiaip ten labai tokia jauki mažytė, labai erdvė žvėrynė, bet kartu ir pupelės. Man atrodo, kad tikrai labai, labai ten geros. Aš nesu visiškai kavos ekspertė, tai negaliu pasakyti. Taip. Nei iš kokios šalies mes ten geriam, nei ką, bet mano draugas yra mėgėjas kavos ir ofise pas jį ten visą laiką, žinai, kavos entuziastai, tai jisai žino, tai vat, jisai ir parneša to Atsakingas už kavos reikalus pas jūs. Atsakingas už kavos reikalus, tai tikrai labai fainai būna. Tas kavos puodelis geras ir aš geriu juodą kavą, be jokių cukrų ir pienų, taip, kas man yra visiškai wow, kad aš pradėjau gerti juodą kavą. Bet tiesiog turbūt pripratau, žinai, gal kai su aeropresu darau, tai nebėra rūgštumo. Ir dėl to man pradėjo patikti, nes man rūgštumas kavoj man nelabai. Taip. Ir kas daugiau, tai seniau dar praktikuodavau šaltą dušą, ką labai norėčiau vėl įsitraukti tą rutiną, nes žiauriai fainas dalykas, tokiam energijos būstui, be kavos, be jokių kitų dalykų, bet tiesiog iš tikrųjų neseniai vėl bandžiau įsitraukti ir po to dušo tiesiog žvengiau išėjau, žinai, nes tai buvo juokinga, taip sukelia, žinai, tokių emocijų pliūpsnį gerų, kad jo, pradėjau tiesiog labai labai juoktis, kai iš savo tiesiog reakcijos tos pirmos, žinai, kad aš... Šoko tokio. Jo, ten cypiu, žinai. Tai iš savęs skaniai pasijuokiau ryte. Bet duoda tą tokią energiją, ne gerą užtaisą. Duoda, labai. Jo, tai kažkaip, kai praktikavau ilgą laiką, tai jau po to nebe tokį duoda. Labai pradžioj pajauti, bet... Bet paskui kažkaip tai gali ilginti, ne? Buvimą po šalto vandeniu, po truputį. Taip, po truputį ir reikia turbūt ilginti. Ten tipo minutę, sako, ar kiek reikia pabūti, bet kad ten tikrai tos kažkokius efektus pajustum. Bet aš pertrauksiu, tu darai, ta prasme, pirmiausiai šiltą, paskui šaltą, paskui vėl šiltą, ar tik tai šaltą? Tik tai šaltą. Tik tai šaltą, supratau, nes kiti daro, miksuoja. Jo, miksuoja, jo. Bet kai tu miksuoji, tada taip nepajauti greitai to šalčio, žinai. Taip. Tai jo, gal prisipratinimui tas yra geriau. Bet čia labai įdomus momentas su tais šaltais dušais, kad mano močiutė praktikuodavo ir aš iš jo, žinai, perėjau. Geras, tai jinai tau kaip ir tokį įprotį, ne? Taip, jinai tokį, jinai turėjo tą rutiną, kad jinai eidavo po šaltų dušu ir pasakodavo, kad jeigu labai sunki diena darbe būdavo, kad jinai grįždavo namo į šaltą dušą. Biškį atsižiūrėti. Geras būdas. Šiaip tai rekomenduotų mane įsitraukti į savo rutiną tokį dalyką? Jo, bet patariu, jeigu, man kas padėjo jį įsitraukti, tai pradėti vasarą. Taip. Žiemą be galo sunku, jeigu, man asmeniškai. Taip. Nes sninga, šiaip šalta galbūt namie, žodžiu, labai sunku tą daryti šaltų sezonų. Tai jeigu vasarą, tai man atrodo žymiai paprasčiau. Taip. Pradėti. O daugiau aš neturiu, nesportuoju šiuo metu labai aktyviai. Buvo laikas, kai eidavau į crossfitą, tai praeitais metais ten turėjau tą irgi savo rutiną ir tas žiauriai buvo fainai,
tik tai, kad su sportu ryte, žinai, truputį yra tas momentas, labai smagu yra tokį, žinai, nefainą darbą užsibaigti ryte, kad Taip. tu tipo pasidarai, žinai, ir nu jau, tipo, jau vakarą turi savo. Taip. Ale tai anksčiau atsikeli, nu, žinai, kad pasportuotum. Tai, bet kažkaip labai tada labai pavargsti po pietų. Nežinau, ar tu bandai kažkada turėti rutinoje va tą sportą ryte? Taip, jau tada aš sakyčiau, jeigu tu kėliesi 5 ryte, tai aš sakyčiau, nu norėtųsi tada gal kokį pusvalanduką nusnausti, va aš esu girdėjusi, kad ar miegoti pietų miego savo rutinoje, ar nemiegoti. Tai sako, geriausiai miegoti, jeigu nori miegoti pietų miego, tarp 1 ir 2 valandos, pusvalandį laiko, maksimum geriausiai 20 minučių. Tai aš vat rutinoje, ką norėčiau daryti, jeigu aš keliuosi, tarkim, labai anksti ryte, aš norėčiau tada nusnausti, kaip tu sakai, ir tada turėti daugiau energijos antroji dienos pusėje. Jo, nes jeigu vat turi kažką ryte, nu, anksčiau keliesi, tai tikrai labai sunku turbūt būti taip turėti pilną energiją. Nu, tada, žinai, tokiam vat kavom, tam pradedi save kelti. Taip. Nu, kas gal nelabai. Man tikriausiai būtų daliausia rutina, tai keltis anksti, pasidaryti, žinai, va, tuos sportus ryte, kaip tu darydavaisi, labai norėčiau, šiaip labai kvepia ir žinau, kad daug energijos suteikia, žinai, dienos pradžiai, kaip sakai, gali kalnus nuversti, ne? Ir tada pasidaryti, panepinti apie 1 valandą. Siesta. Siestą pasidaryti 20 minučių. Taip. Ir tada vėl toliau į darbus eiti. Tai va, bet aš nežinau, ar nebūtų sunku užmigti, žinai, tai 20 minučių. Šiaip pasiūlymas Lietuvai įsivesti siestą. Taip, šiaip tai gal galim padaryti. Gal galim. Peticija. Peticija kažkokia. Taip, tai va, tai jo, faina tavo ta rutina, žinai, sakyčiau, gal įsivesi, nežinau, ateityje vėl. Nu, aš labai norėčiau, tikrai. Manau, kad link to judu. Taip. Tokio biški labiau susistatymo tiek su darbais, nes norisi kažkaip aplink savo poreikius, nes, nu, tam ir išini, tam pafreelancint, kad galėtum turbūt pagal savo ritmą susidėlioti, tik tai ne visai tai pavyksta. Bet mes, vat, ką kalbėjom, bandėme nufilmuoti šitą epizodą, kad jeigu labai nori, to laiko atrandi ir sunkiausia būna tie pirmi kartai, kada įsivedi kažką į savo rutiną, kad, nu, atrasti to laiko kažką vis tiek, nu, kažko daugiau laiko neturi, tu turi kažką eliminuoti, ne? Taip. Tai ar tu eliminuosi ten scrollinimą, ar tu eliminuosi kažkokią valandą miego, Taip. Kažką tu vis tiek turi eliminuoti. Tai sunku pirmus kartus, bet po to prasideda, nu jau, kai jau randi tą tarpą savo dienoj, tai man atrodo būna paprasčiau. Man labai iš tikrųjų pasiteisina tas prioritizavimas. Tu negali suspėti visur visko, tu turi prioritizuoti ir pasirinkti dalykus. Žinai, kažko tu visą laiką turėsi atsisakyti, žinai. Taip. Dažniausiai. Tai va, tai tiesiog pasidaryti sąrašiuką, ką aš, pavyzdžiui, esu pasidarius sąrašiuką, kas man yra pirmose vietose. Turi tokį sąrašą? Turiu, jo, Okay. kad nes man labai kėlė nerimo, kad aš turiu daug dalykų pasidaryti, pasirūpinti, tai aš pasidariau, kam aš šiuo metu prioritizuoju. Ir tiesiog tiem dalykams skiriu daugiausiai savo energijos ir laiko rutinoje savo. Ar tu norėtum pasidalinti pirmam vietom, ar nenori? Tai tikriausiai būtų mityba, taip labai bendrai pasakysiu, taip tikriausiai būtų mityba, pasirūpinimas savo visų psichologiniu pasauliu, tai aš jogą propaguoju, sportuoju. Ir tada, aišku, trečias dalykas yra darbai, tai finansų užsitikrinimas, tai va tokie, žinai, sakyčiau, mano prioritetai šiuo metu yra. Tai va. Nu jo, čia labai geras turbūt irgi patarimas, apie ką galvoti, kai nori susidėlioti kažkokią aiškesnę rutiną, tai tiesiog pats pirmas stepsas turbūt tie prioritetai. Taip. Aplinka tu nori ją statyti, nes jo, tai taip geriausia turbūt. Jo, man atrodo, reikėtų pradėti pirmiausiai nuo savęs, kad tu gerai jaustumės ir tu gali, žinai, užsikurti ir darbam ir viskuo, tai labai svarbu, man atrodo, savim pasirūpinti rutinoje, žinai. Taip. Skirti Nepamesti savęs. Nepamesti, jo. Tai va, tai tada ir būsi laimingesnis ir aplink tave bus laimingesnis žmonės su tavimi. Tiesiog. Tai va, tai judėkime gal prie
prie vakaro rutinos ir paskui galėsim apkalbėti, ko norėtum atsisakyti savo rutinoje. Taip? Gerai. Taip. Gali pasidalinti savo vakaro, ar turi kažkokią vakaro rutiną? Šiaip irgi net. Mano rutina, kad aš neturiu rutinos. Taip. Ne, šiaip yra tikrai kažkokie vat įpročiai. Tai scrollinu vakare daug. Daug tokio, tokių gal neigiamų labiau atsiskleidžia įpročių vakare, nes norisi pabėgti nuo darbų, norisi, kad mintis, žinai, kažkur nukeliautų ir nebesisuktų aplink darbus. Tai turbūt turiu tokių neigiamų daugiau įpročių. Ir jo, tarp jų tas scrollinimas, žiūrėjimas ten televizoriaus, serialų. Tai vat, turbūt čia tokie momentai, bet išskirtinai sekmadienio vakaras yra pas mane kitoks. Jau 4 maždaug savaitės meal prepinu. Tai vat, tai darau sekmadienį jau į vakarą, tiesiog pasiruošiu maistą savaitei. Tai man tikrai šitas vat, įprotis, šita rutina man žiauriai padėjo jaustis lengviau ir kad nebejausti kažkokio nerimo, ką dabar, žinai, valgyti reikės grįžus. Tai vat, jo, tiesiog pasigaminti sekmadienį visai savaitį. Tai šita tema šiaip yra žiauriai įdomi, man atrodo. Man atrodo labai įdomu, kiek tau tai gaunasi pinigų atžvilgių, žinai, per kiek laiko tu pasigamini, kokia įvairovė yra, žinai. Tai čia, jo, yra ir labai daug, man atrodo, tokių momentų, ką aš supratau per šitą mėnesį. Tai yra vis, žinai, tipsai, kaip optimizuoti laiką. Taip. Ir kaip pasidaryti tikrai, kad tau būtų skanu valgyti tuos patiekalus ir penktadienį, ir ketvirtadienį jau į savaitės pabaigą, nes čia turbūt vienas iš tokių svarbiausių momentų, kad neatsibostų ir kad dar vis norėtum, žinai, valgyti. Bet jo, šitas vat, įprotis man tikrai padeda rutinai tiesiog aš nebegalvoju apie maistą. Aš tiesiog ateinu į šaldytuvą, pasiemu, žinai, ir vat tiek. Geras. Labai, šiaip tai šitą labai norėčiau ir aš propaguoti ir įsitraukti ir tikriausiai kitiem rekomenduotų mane. Verta? Tikrai verta, jeigu turi tą nerimą aplink maistą ir nesinori kiekvieną dieną eiti prie puodų. Tai vat, labai, labai tada padeda. Okay, o tavo kokia vakaro? Mano vakaro rutina yra tikriausiai, aš dažniausiai grįžtu po sporto. Tai tiesiog būna jau 7 valandą grįžtu namo, gaunasi, kad aš pavakarieniauju, tada pasiruošiu kitai dienai, nes aš sekmadieniais dažniausiai taip kiekvienai dienai maisto nesiruošiu. Tai būna, kad vakare kažką greitai pasigamini, pavakarieniauju ir tada pasiruošiu dar kitai dienai, nes aš nešuosi į darbą pietus. Pietus ir pusryčius nešuosi į darbą. Tai va, ir mano ta vakaro rutina užsibaigia tuo, aš dažniausiai jau pusvalandį mažiausiai iki miego palieku telefoną, įjungiu režimą, kad aš esu nepasiekiama ir tada atsigulu į lovą, tai būna 10 valanda ir perskaitau bent kelis puslapius knygos. Tai dažniausiai būna knyga kažkokia tai raminanti, tokį gerumą nešanti. Tai dabar skaitau knygą, tiksliai pavadinimo nepasakysiu, bet labai gera knyga. Dabar taip pat, galėsiu pasidalinti. Tai apie vienuolio rutiną, vienuolio mąstymą, išmintį, santykį su žmogum. Tai bet tokia... vienuolio, kokio vienuolio budistų vienuolio? Ar religija, ta prasme, turi kažkokį vis tiek poveikį? Koks šitas vienuolis? Žinok, dabar jau kai diena eina į pabaigą ir mes įrašinėjom, aš pamiršau, bet galėsiu pasidalinti, tai yra vienuolio išmintis, kaip jie gyvena, koks jų požiūris yra ir kaip mes galim pas savo rutinoje tai pritaikyti. Okay. Tai va, tai toksai labai daug gerumo atneša ir prieš miegą tokia ramybė yra. Ir dar pildydavau dėkingumo dienoraštį, tai, bet šiek tiek esu dabar pametusi, tai labai norėčiau sugrįžti prie to. Labai, labai padeda įsinešti to laimės jausmo. Pozityvumą. Apžvelgti tą dieną, nes tu kartais praskrieja tą dieną ir tu nepastebi, kas gero įvyko, gal įvyko, kad kažkokia smulkmena, bet jinai yra nereali, žinai, nuostabi ir panašiai. Tai va, tai mano tokia vakaro rutina, o dar galiu pasidalinti, kad aš turiu ir šeštadienio rutiną.
Okay. Tai šeštadieniais aš taip pat sportuoju ir einu į teniso treniruotės. Tai daugiau einu ne dėl kažkokių tai pasiekimų, bet einu, kad pramankštinti smegenis ir šiek tiek, kad jos įsijungtų į kitą mąstymą. Tai labai padeda pailsėti galvai nuo darbų ir nuo visokių ten rūpesčių ir panašiai. Ir prieš tai dar ryte, jeigu spėju, labai jaučiu didelį malonumą nuvažiuoti į turgų pasivaikščioti. Kažką nusipirkti iš ūkininkų, man labai patinka, nežinau, tam paremti, paskatinti tuos ūkininkus, auginti tas šviežias, daržovės, nes tai yra nuostabu ir labai aš ir domiuosi tuo maistu ir panašiai gastronomija, tai man vienas malonumas nueiti pasivaikščioti, įsigyti ir paskui grįžus pasigaminti šviežiai po sporto, Tai tokia, kaip mes kalbėjom, kad šiek tiek kaip iš knygos ta rutina. Tikrai tokia verta filmo, kur romantizuoja gyvenimą, nežinai. Taip. Tai turgelį. Taip pat tu minėjai iš knygos Atominiai įpročiai labai fainą faktą, kaip įprotį įsiugdyti. Taip. Papasakok. Tai kažkaip, kai tu pradėjai apie tą turgelį ir tu kalbėjai apie tai ir prieitam mūsų bandyme, aš pagalvojau, kad man tai būtų nelabai natūralu mano prigimčiai ir šeštadieniai, bet aš labai norėčiau nueiti. Tai jeigu kažkokį naują įprotį nori įvesti savo rutiną, tai prisiminiau tiesiog patarimą iš knygos Atominiai įpročiai, kad reikia su kitu kažkokiu savo įpročiu kombinuoti tą naują. Susijęti, jo. Tai tavo ten įprotis eiti treniruotę, pavyzdžiui, tai pakeliui užsukti galima į turgelį. Tiesiog kartu kombinuoti tos įpročius ir tada, tai, gali lengviau pradėti kažką naujo. Tai iš tikrųjų dabar pradėjau galvoti, kad kažką reikėtų tokio su sportu sugalvoti, su kuo aš galėčiau sukombinuoti. Taip. Su varimu nusipirkti čipsų. On the way į sporto salę. Čia man pakeliui, gal suksiu ir į sporto salę. Tai jeigu noriu čipsų, turiu, nuvaryti į tą parduotuvę, kuri šalia sporto salės. Žodžiu, variantas jums. Taip. Irgi. O man patiko tavo patarimas dėl sekmadienio, ką tu darai. Kad tu iš esmės, kad tą rutiną palaikyti, susėdi su savim. Susėdu su savim pokalbiui, nereikia ilgai, 15 minučių šiek tiek peržiūrėti, kas tavęs laukia ateinančią savaitę. Ir tiesiog kalendoriuje aš susižymiu, kad ten, tarkim, antradienį nusportuot, trečiadienį vakare turiu ten, tarkim, susitikimą dėl kažkokio asmeninio projekto, ten ketvirtadienį skiriu laiką, nežinau, šeimai arba su draugais išeinu į kiną, kaip pavyzdys. Tiesiog žinoti, kas tavęs laukia, susiplanuoti ir tada realiau, kad tu tai įgyvendinsi ir nepamesi savo, planų. Taip. Man labai patiko tavo tas, įvardinimas šito momento kaip susitarimas su savim. Kad tu su savim susitari, kaip Taip. Su kokiu draugu susitartum, kad mes šitaip darysim šitą savaitę Taip. Ir yra tada paprasčiau, tiesiog tu, aplinka dėliojas tavo dienos. Ir jeigu tu, aišku, čia gal, sakytų žmonės, kurie nemėgsta tos kontrolės, kad čia, per daug čia susikontroliavai, bet, reikia turėti visai, kad turbūt tą lankstumą savy, kad, čia yra gairės, bet čia nėra, įkaltai kažkokį akmenį, kad tu visai gali persiplanuoti, bet svarbiausia turbūt, kad ta vizija, tos gairės padeda tau kažkaip, produktyviau gyventi, kažkaip... Tau ir ramiau, tas nerimo nėra, o kas manęs laukia, tu žinai, kas tavęs laukia, žinai. Tu gali, tarkim, sportą, tu gali užkeisti pasivaikščiojimą, jeigu tau tą dieną yra, Ne ta nuotaika. Alternatyviai, žiūrėti. Kažkaip tais. Pasidalink savo rutinos atradimu. Ką tu dabar esi pastaruoju metu atradusi? Kažką gal naujo iš maisto pradėjusi? Jo, esu atradus porą dalykų. Pas mane visai yra balansas, tai vienas yra geras, kitas nelabai, kaip geras, guilty kažkoks pleasure, vienas, o kitas yra jau tas sveikesnis toksai. Tai kas man iš to, tas sveikesnis, tai yra greipfrutai.
Tiesiog praeitą kartą, kai mes susitikom, tu paminėjai, kad labai nemažai valgot vaisių ir man kažkaip šitas liko, žinai, galvoju. Ir Aš tave pertrauksiu, labai juokinga buvo praeitą kartą, tiesiog atvažiavau pas Dominiką, žiūriu padėtą apelsinų, žinai. Ir jinai sako, aš turiu būtinai suvalgyti šitus apelsinus, nes aš juos nusipirkau, turiu valgyti. Ir mes tiesiog išvarom į restoraną vakarieniauti ir jinai besiriždama batus valgo tą apelsiną. Jo, aš nusilupau ir tada dar beinant tą apelsiną, nes aš tiesiog nusipirkau tos apelsinus ir prisižadėjau savo antrai pusį, kad aš jas valgysiu, nes dažniausiai pas mumis būna taip, kad nusiperkam vaisių ir tiesiog jų nesuvalgom. Taip. Nes nėra įpročio, nėra rutina jų. Bet dabar kažkaip visai pavyko įsivesti to greipfruto valgymą. Tai juo užkeičiau kai kurios dalykus. Pavyzdžiui, surelį ryte. Labai mėgdavau su kava, žinai, kažką saldaus. Tai kažkaip tas greipfrutas dabar visai man padeda. Ir antras, kada noris kažko saldaus atsigerti. Pavyzdžiui, sulčių noris jau, žinai, kažkiu arba kažkokio gazuoto gėrimo, tai visai kažkaip pavyksta su tuo greipfrutu taip, kažkaip, žinai, ne tai, kad labai sąmoningai aš ten užkeičiu, bet ta prasme, kad aš pagalvoju, o davai aš suvalgysiu greipfrutą dabar ir jeigu aš po to norėsiu, aš nusipirksiu. Žinai. Taip. Ir dažniausiai būna, kad aš jau nebenoriu. Taip, nes tiesiog tau užtenka to, žinai, sakykime, gliukozės iš to vaisiaus, ne? Jo, tai kažkaip labai, labai fainas toks irgi tipsas bandyti kažkokias alternatyvas rasti, ne, toje rutinoje. Taip. Tai šitas yra mano tas tipas sveikesnis. Ar šiaip labai drąsu surelį užkeisti. Čia yra jau man, aš kaip surelių mėgėja, tai man čia yra tikrai, čia yra žingsnis didelis. Taip, aš irgi, žinok, laiką dedu. Jo. Tai o kitas mažiau sveikesnis yra meu šokoladinis. Kas tikriausiai nėra neragavus. Bet žinok, kiti man ne, bet šokoladinis, jis turi kažkokį momentą. Ta prasme, nežinau, ar man kažkokio reikia ten vitamino. Taip. Žinai, ar tiesiog cukrus tiek daug. Šokoladinio to skonio, bet jis tiesiog kažkokį tą tašką hitina. Bet tu jį tiesiog geri vieną, ar tarkim pasiemi ten, nežinau, bandelę. Vieną. Tiesiog kaip kokteiliuką, kaip pienišką kokteilį. Tai milkšeikas šitą. Kaip milkšeikas. Supratau. Man tai visiškai vaikystė, o jeičiau toksai. Ja. O tu turi kažkokių naujų įsitraukus atradus? Įsitraukus atradus, aš nesenai gaminau Snickers sveikus batonėlius. Ir aš juos irgi, kaip kalbėjom apie pasigaminimą sekmadieniais, tai aš juos pasigaminau kaip batonėlius, įsipakavau kaip batonėlius į kepimo popierių. Ir tada turėjau šaldiklį juos ir kiekvieną dieną galėdavau išsitraukti tokį kaip sveiką saldumyną. Tai žinokit, žiauriai geri tie Snickers batonėliai. Reiks pabandyti, nes kažkaip aš galvojau, kad gal atsibosta, žinai. Tai matai, vieną dieną gali, aš ne kiekvieną dieną, žinai, išsitraukdavau, bet taip bandydavau, žinai, miksuoti, bet kai turi šaldiklyje, ten, žinai, nesensta ir panašiai, tai kada nori, tada išsitrauki ir jie greitai atitirpsta per 10 minučių. Tai tai labai fainai, tikrai, žinok, rekomenduoju, šiaip tai turės, pas mane bus paskyroje receptas, tai galima bus pasižiūrėti, nesunkiai pagaminami, nieko ten kep nereikia, tiesiog reikia sluoksnį sušaldyti. Ir be glitimo, be pieno, be pridėtinio cukraus, tik natūralus. Vietoj surelio. Vietoj surelio irgi, žinok. Nuostabus skonis, man nice. Tai, prie mačios kavos. Nice. Tai kadangi prakalbam apie tavo receptus, tu šiandien atsinešiai irgi vieną savo receptą, kuris irgi yra labai susijęs su rutina. Žodžiu, čia turime natūralios fermentacijos, natūralaus raugo grikių duoną. Nežinau, labai iš tikrųjų šoko į viršų mano šitas recepčiukas. Labai jau išpopuliarėjo šitas. Išpopuliarėjo iš tikrųjų, tai... Netgi Klaudija buvo pakviesta ir turėjo interviu su Delfi. Galit paskaityti, labai fainas intervas. Taip, iš tikrųjų pakalbino mane
redaktorė Delfi ir būtent susidomėjusi šitų receptų ir apskritai rutinos mano dalykais, tai smagu buvo pasidalinti. Tai kam įdomu, irgi bus kažkokia nuorodėlė, galėsiu pasidalinti. Tai va, tai žodžiu, natūralaus raugo grikių duona yra be glitimo iš žalių grikių, ingredientai tai medus, šaukštas alyvuogių aliejus, druska, žodžiu, super maistingas, super sveikas ir be jokių alergenų. Taip, tai dabar ir paragausim. Praeitą kartą, kai vam susitikusios, tu irgi buvai atsivežus. Taip. Ir pasakysiu, man buvo per sveika truputį. Taip. Tai paragaukim dabar, koks skonis. Paragau. Šį kartą labiau jinai iškilo. Labiau pakilo pats raugas. Fermentacija labiau įvyko. Jaučiasi mažiau rūgštelės, kas man fainai. Ir jau man iškart labiau patinka, nes aš kaip ir pastebėjau šitame epizode, kad man tiesiog rūgštelė turbūt nelabai, ne? Taip. Bet labai nice. Aš gal dėčiau daugiau sėklų vėlgi, kaip ir praeitą kartą kaip kalbėjom, kad man tos sėklos gal labiau padaro tą duoną tokią, nežinau, daugiau skonio. Bet šiaip labai skanu ir mažiau jaučiasi grikių, kas man irgi visai faina. Toks grinai tiesiog duonelės skonis. Tai aš pagalvojau, kad geras recepčiukas ir ką tik iškepus, aš įsivaizduoju su sviestuku, su druskyte, būtų tobula. Taip, jinai dabar yra kepta sekmadienį, šiandien trečiadienis. Tai šiek tiek pabuvus jau, žinai, ir šaldytuve. Tai šiek tiek gal kietesnė. O kiek jinai gali stovėti? Savaitėlę gali stovėti, maždaug. Tai kaip tik meal prep. Meal prepui tavo, žinau, kaip tik. Tai man toks duona, turėjo duonos namie, mano kasdienybės rutinos dalis, nes tu neliks alkana, žinai. Bet toks momentas, kad visą laiką atrodo, kad, žinai, jeigu duoną kepti, kad yra labai sunku. Nežinai, gal mes prisižiūrėję ten to savo ar daug, kaip ten procesai. Minkai kildini, žinai, vėl perpili. Jo. Tai čia yra, aš pati žiūrėjau Klaudijos Reels ir tikrai atrodo, kad nėra labai sunku. Tai tikrai visai pabandysiu, manau. Tikrai labai rekomenduoju įsitraukti, nes pati kepu jau nežinau kelintą kartą. Ir aišku, kadangi čia toks natūralus raugas, tai gaunasi šiek tiek kitaip kiekvieną kartą, bet visais kartais vis tiek iškyla, daugiau arba mažiau. Jeigu šiltesnė temperatūra, iškyla greičiau. Tai rekomenduoju įsitraukti savo rutiną kažkokį tokį meal prepą, su kuriuo tu gali padaryti įvairias variacijas, įvairius sumuštinius prie sriubos, nežinau, ten neštis į darbą ir panašiai. Taip. Tai ačiū tau, kad tu atsineši, labai faino. Džiaugiuosi, kad patiko. Tikrai taip, sakau, dėčiau gal daugiau sėklyčių, bet šiaip tikrai labai įsitraukčiau šitą jau variaciją. Taip. Gerai, žinok, iš tikrųjų, kai tu man praeitą, kad pasakė, ar galima būtų įdėti sėklų, tai aš savo receptą papildžiau, kaip būtų galima jų įtraukti. Liuks, tai galima surasti tavo kanale. Drąsiai. Tai ką, labai fainai, čia mūsų antrasis buvo epizodas apie tas mūsų rutinas, pasidalinimai, dar vis bandom, toks kūrybiniam procese vis laiką esam ir viskas vyksta ekspromptu, natūraliai, tai tikėkime dalelę savęs atrasit ir kažką atrasit, ką galit pritaikyti savo ir apgalvokit apie savo rutiną, kaip jūs gyvenat, nes super yra svarbu susikurti ją tokią, kad jinai keltų tą džiaugsmą. Taip, ir nekeltų nerimo. Ir nekeltų streso ar nerimo. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų pasikalbėjimų. Taip, iki.